Vieną vakarą važiuodamas po darbo namo, pavargęs vyras pamatė senyvą moterį, stovinčią šalia kelio pakraštyje. Net ir prietema buvo aišku, kad jai reikia pagalbos. Jis net nedvejodamas sustojo priešais jos apynauji Mercedes ir išlipęs iš savo automobilio priėjo prie moters. Nors vyro veidą puošė šypsena, moteris buvo sunerimusi. Niekas nebuvo sustojęs padėti jai jau gerą valandą. Ar jis jai nepakenks? Pavargęs po ilgos darbo dienos, žmogus moteriai tikrai netrodė patikimai. Vyras, matė, kad ji išsigandusi stovėdama šalia šaltą vakarą pakelėje. Jis pats puikiai žinojo tą jausmą, kai kūną sukausto baimė. Vyras pagalvojo, kad reikia nuraminti moterį ir prisistatė jai. Nebijokite manęs. Aš sustojau, kad jums padėčiau, ponė. Kodėl nepalaukite automobilyje, kur šilta? Beje, mano vardas Brianas Andersonas. Pasirodo, tai viso labo buvo pradurta padanga. Bet pagyvenusiai moteriai tai buvo didelė bėda. Brianas pasilenkė po automobiliu, rankomis ieškodamas vietos, kur galėtų pastatyti keltuvą. Kol surado, kelis kartus žinoma nusibrozdino krumplius. Netrukus jis pakeitė ratą, bet išsitepė ir susižeidė rankas. Sukdamas veržles, jis išgirdo, kaip moteris pravėrusi langą ima su juo kalbėtis. Ji pasakė, kad yra iš St. Louiso ir paklausė, kaip vyriškiui atsidėkoti už tokią pagalbą. Brianas tik nusišypsojo ir uždarė bagažinę. Moteris paklausė, kiekgi jam skolinga, jei būtų tikusi bet kokia suma. Ji jau buvo tiek visko prisigalvojusi, kas blogo gali nutikti, jei jis nebūtų sustojęs jai padėti. Tačiau Brianas nei akimirką nepagalvojo apie atlygį. Jam tai nebuvo darbas, tai buvo pagalba žmogui bėdoje. Ir Dievas žino, kad ir jam pačiam praeityje daug kas buvo padėjęs. Jis taip gyveno visą gyvenimą ir niekada negalvojo kitaip elgtis. Jis pasakė, kad jei ji tikrai nori atsilyginti, tegul kitą kartą, kai pamatys žmogų, kuriam reikia pagalbos, jam padeda. Ir pridūrė, ir pagalvokite apie mane. Vyras palaukė, kol jį užvedė automobilį ir nuvažiavo. Nors diena buvo šalta ir niūri, Brianas jautėsi gerai. Jis sėdo į savo automobilį ir pradingo sutemose. Po kelių kilometrų moteris pamatė mažą pakelės kavinę. Ji užsuko ką nors užkasti ir sušilti prieš paskutinę kelionės atkarpą. Tai buvo prastai atrodanti užeiga. Lauke stovėjo 2 seni degalų siurbliai. Viskas jai buvo nepažįstama. Padavėja atnešė švarų rankšluostį, kai moteris nuėjo nusiplauti rankų. Savo klientams jauna kavinės darbuotoja dalino šiltą šypseną, kurios nesugadino net ilga darbo diena. Moteris pastebėjo, kad padavėja buvo nėščia, tačiau nuovargis nepakeitė jos geranoriškumo. Senutė susimąstė, kaip žmogus turintis taip mažai gali būti toks dosnus svetimam. Tada jį prisiminė Brianą. Baigusi valgyti, moteris sumokėjo $100 kupiūrą. Padavėja nuėjo atnešti grąžos, bet senutė jau buvo nepastebimai išėjusi. Kai padavėja grįžo, jos jau nebebuvo. Ji pamatė ant servetėlės parašytus žodžius. Akys prisipildė ašarų, kai ji perskaitė. Jūs man nieko neskolinga. Aš pati buvau tokioje situacijoje. Kažkas kartą padėjo man. Taip sakydamas, kaip dabar aš padedu jums. Jei tikrai norite atsilyginti, darykite taip. Neleiskite, kad ši gerumo grandinė baigtųsi ties jumis. Po servetėle gulėjo dar 4 $100 kupiūros. Ta vakarą po ilgos darbo dienos grįžusi namo,
Ir atsigulusi į lovą, ji galvojo apie pinigus ir moters parašytų žodžius. Kaip ji galėjo žinoti, kad šitų pinigų labai reikėjo jai ir jos vyrui? Atsiradus kūdikiui, kuris turėjo gimti kitą mėnesį, buvo aišku, kad pragyventi jaunai šeimai bus ypatingai sunku. Ji žinojo, kaip nerimauja jos vyras, ir kai jis šalia jos ramiai miegojo, jis švelniai jį pabučiavo ir tyliai sušnabždėjo. Viskas mums bus gerai. Aš tave myliu. Brianai Andersonai. Taip. Kaip tu elgiesi su kitais, taip gyvenimas elgsis ir su tavimi. Daryk gerą ir gėris sugrįš. Ir kaip aš visada sakau, kaip tu į pasaulį, taip ir pasaulis į tave. Dalinkis šią žinutę, tegul ši gėrio grandinė nenutrūksta per amžius.